Norit tikėkit, norit ne, tačiau net balerinos aukštakulniais bando tobulinti bei vizualiai prailginti ir taip grakščias savo kojas. Kristina Tarasevičiūtė, 17 metų profesionaliai šokanti baletą ir duoną uždirbanti didžiausius savo turtų kojomis, elegancijos joms priduoda avėdama aukštakulnius. Vizualiai kalbant, tai be abejonės aš noriu pailginti kojas, aš noriu, kad ta suknelė gražiai čia kristų, be abejonės tai taiso laikysena, čia net nėra ką kalbėti, bet man tai, sakau, toks yra dalykas, kad man simbolizuoja su lėtumu, ramumu ir to pristabdymu viso to bėgimo. Ir nors Kristina į susitikimą su mumis atskuba avėdama bėgimo batelius, ji moteriškai patvirauja, kad aukštakulniai jai ne tik moteriškumo, bet ir laisvalaikio simbolis. Aukštakulniai man yra laisvalaikio batai. Iš tiesų. Nes tai yra simbolis laisvo laiko. Kada tau nereikia niekur bėgti, kada tu gali ramiai žingsniuoti, kada tavo kojas dirba kitaip, ta prasme, raumeninas dirba kitaip. Tad aš juos dėviu tik tai per pasirodymus su mantu, televizijoje, tada, kada turiu atostogas, kada kažkur išeinu, bet, sakau, aukštakulniai man vis dėlto tai yra laisvalaikio bateliai. Pabandę paprovokuoti, kas būtų, jeigu būtų ir aukštakulniai taptų tabu jos gyvenime, Kristina moteriškai palūžta. Netikčiau to stabdžio tokio, psichologinio, išreikšto stabdžio, kuris mane, tai vieninteliai batai, kurie mane stabdo. Man nebegaliu bėgti ir nereikia bėgti. O bėgti gracingai balerinai gyvenime tenka nuolatos. Todėl, kam kilo klausimas, kodėl ji į susitikimą atkeliavo avėdama bėgimo batelius, atsakymas čia pat. Kadangi mano gyvenimo tempas absoliučiai yra beprotiškas, bet absoliučiai beprotiškas ir kam aš bepasakočiau, niekas nepatikėtų, kad aš taip gyvenu. Tad pirmas ir svarbiausias dalykas, kurį šiemet įsigijau ir labai džiaugiuosi, tai yra bėgimo bateliai, nes aš realiai bėgu per miestą, bėgu visur, aš visur bėgu ir bėgu. Tai labai džiaugiuosi, turiu bėgimo batelius. Sakoma, jog moterį puošia ne briliantai ar iš kojų verčiantys aukštakulniai, o tiesi laikysena ir grakšti eisena. Ir visai nesvarbu, jūs savite aukštakulnius ar bėgimo batelius. Esate mama, balerina, o gal ir karjeros dama. Visų svarbiausia nuo Kristinos – mylėti save ir savo kojas.